Ką mes darome, kai minime mirusiuosius? Mes minime su Dievo žodžiu, giesme ir malda pamaldose. Per artimųjų mirties metinės ar gimimo metinės, ar kitą kokią sukaktį svarbę. Kai ateiname į bažnyčią ir paprašome kunigo paminėti, atidėkoti mūsų artimą žmogų. Kaip tai daryti? Aš pasidalinsiu kaip Vilniaus parapijoje. Turime lapelį, ant jo užrašome artimojo ar artimųjų, kuriuos norime paminėti per šias pamaldas, vardą, pavardę, gimimo, mirties metus, vietą, palaidojimo vietą. Kas prisimena, gal ką daugiau norite apie žmogų pasakyti, gal kokius reikšmingus faktus, darbus. Surašau aiškiu raštu arba atspausdinu ir atnešu kunigui prieš pamaldas. Ateinu kokią 15 minučių anksčiau ir paduodu kunigui, paprašau. Kaip elgtis per pamaldas, kaip po pamokslo yra prisimenami mirusieji. Kai kunigas pamini jau mūsų artimojo ar artimųjų vardą, vardus, atsistokime iš pagarbos jų atminimui, o taip pat parodydami ir parapijai tai ženklas, kad tai čia mes ta šeima ar tie artimieji, kurie prisimename šitą žmogų ir dėkojame už jį Dievui. Giedokime kartu su visais, sekime skaitomą giesmės posmelį. Mano gimtojoje Tauragės parapijoje ir aplink ją esančiose žmonės atsiklaupia. Meldžiama ir giedama malda klūpint. Būkite parinkę iš anksto giesmę, galbūt mylimą jūsų atsimenamo žmogaus, o galbūt jūsų mėgstamą. Tai einu pas kunigą, einu į zakristiją.